Dažnas augintinis gali turėti organizmo parazitų ir iš tiesų šeimininkui kartais yra sunku tą pastebėti, kol augintinis neparodo pirmųjų simptomų. Todėl profilaktinis nukirminimas yra labai svarbu. Kokio amžiaus reikėtų nukirminti ir kaip dažnai reikėtų tą atlikti? Ši problema iš tiesų kamuoja tiek suaugusius, tiek jaunus augintinius, tačiau visgi dažniau parazitai užpuola jaunus augintinius. Tai jeigu jūsų šuniui arba katei yra maždaug iki 6 mėnesių, nukirminimo procedūrą reikėtų atlikti kiekvieną mėnesį, o jeigu jūsų augintinis jau yra suaugęs, tuomet procedūrą reikėtų kartoti maždaug 3-4 kartus į metus. Nukirminimo procedūra vyksta 2 etapais, tai pirmiausia reikia suduoti nukirminimo tabletę 1 kartą, o pakartoti šią procedūrą reikėtų maždaug po 10-14 dienų. Taip pat labai svarbu paminėti, kad jeigu jūs ketinate skiepyti augintinį, tai nukirminimą taip pat reikėtų padaryti maždaug 10 dienų iki procedūros, nes kitu atveju tiesiog vakcina gali nesuveikti. Šiai dienai taip pat yra ir natūralių papildų, kurie gali padėti sunaikinti parazitus. Jų sudėtyje galima rasti petražolių, pelyno, medetkų, cinamono ar morkų miltelių. O jeigu augintinis gyvena tik namuose ir niekur neišeina, ar jį vis tiek reikia nukirminti? Taip, reikėtų net ir tokiem augintiniam atlikti nukirminimo procedūrą, nes mes patys iš lauko ant batų galime parnešti parazitų kiaušinėlių, tai netgi namie gyvenantis augintinis turi galimybę užsikrėsti. O kas nutinka tiems augintiniams, kurių šeimininkai jų nenukirmina? Jeigu augintinis užsikrečia parazitais, tai simptomai gali būti įvairūs. Pavyzdžiui, gali sutrikti jo virškinimo sistema, jis gali pradėti vangiai elgtis, viduriuoti, vemti. Taip pat vienu iš simptomų laikomas netgi pagausėjęs kosėjimas ir čiaudėjimas. Taip pat, jeigu jūsų augintiniui ima kristi svoris, tai irgi galima traktuoti kaip vieną iš simptomų, kadangi visas su maistu ir vitaminais gaunamas medžiagas pasisavina ne jis, o jo virškinamajame trakte apsigyvenęs parazitas. Netgi ir sveikai atrodančiam augintiniui yra svarbu profilaktiškai sugirdyti nukirminimo tabletę, tuomet tikrai jisai bus sveikas ir laimingas.